mėlyną, geltoną. Ne, negersime iš šitų stiklinių. Sveiki vaikai! Šiandien mes parodysime, kaip greičiausiai ir geriausiai nuspalvinti smėlį. Mums reikės paprasto smėlio, indelio su dangčiu, maistinių dažų. Geriausiai ir lengviausiai smėlį nudažo koncentruoti skysti dažai. Smėlį mes pasirinkome smulkų. Įdėjome į indelį 2,5 valgomo šaukšto smėlio, tada įlašinome 12 lašų geltonų dažų. Uždengę dangtį viską gerai supurtėme ir subėrėme ant folijos, kad išdžiūtų. Žaliai spalvai gauti įlašinome 25 lašus žalių dažų. Mėlynai ir raudonai atitinkamai po 50 lašų, kad gautumėm ryškę spalvą. Kiekvieną spalvą subėrėme ant folijos ir palikome išdžiūti. Nepatarėme naudoti gelinių dažų, kurių būna pirkti įprastose parduotuvėse, nes jų tenka labai daug sunaudoti. Jie labai sunkiai susimaišo su smėliu, mes netgi su mikseriu malėme. Toks išdžiūvęs smėlis sušoko gabaliukais ir todėl mums teko jį trupinti ir sijoti. O kai smėlis jau išdžiūvęs, tada jau galime žaisti. Mes gautą spalvotą smėlį supylėme į permatomą buteliuką. Argi negražu? Ačiū, kad žiūrėjote! Iki kito karto!